Koks yra iš tiesų šunų veisėjų gyvenimas, kuo veisėjai skiriasi nuo daugintojų ir kaip pasirinkti tinkamą šunį, o kam iš vis jo geriau neturėti. Į panašius klausimus netrukus atsakys Daivos ir jos vyro Dainiaus gyvenimo kasdienybė, kuri beje sukasi aplink 5 šunų ir kelias dešimtis avių. Miesto dulkių išvarginta pora vieną dieną nutarė iš esmės pakeisti įkyrėjusią kasdienybę ir išsikraustė gyventi ant senelių paliktos žemės. Šiandieną jie valgo savo išsiaugintą avieną, savo vištos sudėtus kiaušinius, o 5 jų labradorų retriverio veislės kalytės taip pat nelengvai dirba. Laukiat, eina. Pora Jėga Iden Tera Mamba. Štai tiek šunų gyvena grafikos dizainerės Daivos Grigonienės ir jos vyro Dainiaus namuose. Dažnas ko gero už galvos susiimtų, koks tai didelis vargas, tačiau šeimininkai tikinat keturkojo meilę atperka visus rūpesčius, o jų ypač padaugėja atsiradus šuniukams. Daiva prieš keliarius metus įkūrė labradoro retriverių veislyną, jau yra patyrusi jų augintoja. O prasidėjo viskas nuo to, kad moteriai viso labo norėjosi daugiau judėti ir daugiau laiko praleisti gryname ore. O vyro aktyvus darbas, mano sėdimas, vakarais norisi pasivaikščioti, o jis jau nori kojas ištiesti. Ir mano viena bičiulė sako, žinai, sako, ir tie gimtadienį, sako, aš padovanosiu tau šunį. Sako, nieko nesakysim ir padovanosiu šunį. Nedrįsau taip, kaip sakyt, chuliganiškai pasielgti ir vyrui vieną vakarą sakau, kokia to veislė patinka šunų, ar tau patinka kažkokia. Sako, man tai patinka labradorai. O, sakau, ir man irgi, pradėjom domėtis. Paskui aš jam prisipažinau, kad čia yra tokia mintis, kad man tiem vakaram pasivaišymui, kad gal reikia šuns. Supratom, pažiūrėjom, kiek kainuoja tie labradorai, kad draugai tikrai jo nepadovanos. Ir pradėjom ieškoti. Važiavome parodas, tiesiog norėjom matyti, kaip atrodo kalytė, mama ir jos šuniukų laukti. Tikom, kad Kaune yra vada šuniukų ir nuvažiavom tik pažiūrėti. Ir grįžom namo jau su pirmu šuniuku mūsų Bora. Kadangi buvo planuose namas ir sakom, gal sako, perkam, antrą bus linksmiau ir galbūt tokia kilo ir mintis pabandyti galbūt mažą veislyną. Daiva sako, kad jos naujo užsiėmimo pradžia lengva nebuvo. Šunų veisimas reikalauja išmanimo, tad žinių teko graibytis visokiausiais būdais. Tačiau kuo toliau, tuo geriau sekėsi, mat atsirado praktinės patirties. Pirmas mano studijos tai buvo veterinarijos akademijos, bet aš per jautri ir jas nutraukiau tas studijas. Ir dabar pagalvoju, gal ir praktikai būtų jos man naudingos, bet yra tiesiog ir praktikos tokių žinių, kaip juokiasi vienas docentas, sako, jau tavęs pusė gydytojos yra iš tų visų praktikos su šunimis, kiek ligos ir kreipiasi ir šuniukų savininkai, jeigu kas nors nutinka, tai tikrai yra tų žinių bagažas per tiek metų nemažas. Iš pirmo žvilgsnio visos 5 šio veislyno labradoro retriverio kalaitės panašios kaip 2 vandens lašai. Tačiau šeimininkė patikina, kad jos visiškai skirtingos ne tik išvaizda, bet ir charakteriais. Šeimai nuobodžiauti išties netenka, mat reta savaitė praeina be šuniškų išdaigų ir nuotykių. Gyvenimo pradžioj šitose namuose sodinom sodą. Ir kol pasirašė duobę, pasirašė sodinti, atsisukam, nėra medelio. Ieškom, nėra medelio. Praėjo gal keletą dienų, mes jau nusipirkom kitą, pasodinom, atbėga. Atsineša pagaliuką, medelį. Tai mes paėmėm visai kitam krašte, pasodinom, sakom, prigis, neprigis. Jau šiemet kriaušių turėjom. Labradorai, kai jie tokie mėgėjai pavalgyti, niekada neturi sotumo jausmo, tai yra ir prieš Velykas ir silkę nagvelbė. Ir jau galvom, dabar tai jau bus, bet kažkaip tai nieko, sakau, geri jų skrandžiai, nesureagavo. Kartais atsidūrę šunų draugijoje netikėtų elgesių nustebina ir žmonės. Daiva sako, niekada nepamirštanti istorijos, kuriai pačiai buvo nelengva patikėti. Jo šuo pagalbos sulaukė ne veterinarijos, bet žmonių klinikoje. Tiesiog važiavome vis veterinarijos vieną gydytoją, mano prašymas buvo paimti iš venos kraują. Reikėjo daryti man progesteroną, tiesiog norėjau nuvežti į kliniką. Ir jisai sako, sako, aš neimu, sako, va čia, sako, yra pastatėlis, nuvažiuosi, sako, ten tau paims. Galvoju, geras, dar viena klinika yra šalia. Aš tam važiuoju ir matau iškabą, kad šeimos klinikas, kaip suprantu, tai yra žmonių klinika. Galvoju, įdomi, kai jis mane čia atsiuntė. Aš įeinu ir klausiu, sakau, mane, sakau, toks ir toks veterinarijos gydytojas atsiuntė pas jūs paimti šuniukų iš venos kraujo.
Sesutė žiūri mane stulbą, sako, vaikai, sako, aš šunų negaliu paimti, tikrai, sako, čia žmonių klinika. Aš sakau, bet gal jūs paimtumėt? Aš nežinau, sako, bet į vidų mes negalim vesti, sakau, gerai, sakau, laukia. Tai va, teko tokia situacija, kad ir žmonių sesutė paėmė mums sėkmingai šuniukų į kraują, nes veterinarijos gydytojas kažkodėl tai to nedrįso padaryti. Sulaukusi naujos šuniukų vados, Daiva augina juos bent porą mėnesių. Netgi patikimiausiams užsakovams anksčiau jie netiduodami, o išsiskyrimas visada būna kupinas graudulio ir ilgesio. Tikrai be galo sunku, beveik visus kartus aš verkiau. Tie 2 mėnesiai, tai, kai tu su jais šalia vos ne visą parą kartu, pirmas 2 savaitės, tai tikrai tiesiog ne to žodžio prasme, esi visą parą kartu miegi šalia, tai yra tikrai be galo sunku, bet džiugina tik tai, kad dauguma jų šuniukų savininkų aš žinau šiek tiek anksčiau, aš jau su jais būnu pabendravus, aš juos pažįstu, mes išsiaiškinom jų galimybės, nes kitą kartą žmonės nevertina realiai tų savo galimybių, yra noras, o paskui, kai mes pradedam gilintis į situaciją, o kiek laiko dirba, kada grįžta namo ir kiek iš viso būna namie, ir kitą kartą prasilenkia tas noras įsigyti dar vieną šeimos narį su realiom jų galimybėmis. Šiame veislyne išgirdome, kad būna šunų veisėjų ir šunų daugintojų, tačiau kuo jie skiriasi ir ką reikėtų apie juos žinoti, ketinant įsigyti keturkojį draugą. Daugintojai, tai, kurie, aš juos negaliu vadinti veisėjais, jie yra daugintojai, nes dažniausiai jie net nesupranta, ką jie daro. Jie niekada netlieka jokių sveikatos tyrimų, jiems nesvarbu, kokius šuniukus paleis į pasaulį ir kaip jie toliau gyvens, jiems irgi nesvarbu, ir kur jie gyvens, ar vis dėlto jie liks šeimoje, ar jie bus gatvėje. Jiems svarbu, kad jiems sumokėjo ir taip toliau. Yra tekę ir pačiai matyti, ir ne vienas, ir televizijoje buvo rodomas reportažas, kaip laikomi šuniukai šinšilų narvuose ir baisiausiame purve ir mėšle ir išmatose tiesiog gyvena, o jos nuplauna kur nors prie kokio nors prekybos centro, nuveža gražius kvepiančius tom kart, parduoda ir dažniausiai net neparodo nei mamos, o jeigu ir parodo, tai negali žinoti, ar tikrai tai yra ta mama, ar tai kokia nors kito kaimyno kalytė. Ir iš tikrųjų labai dar nemažai man tokių įsigijusių be dokumentų šuniukų savininkų skambina man ir prašo mano patarimų. Kitą kartą, galvom, kodėl tu turėtum padėti ir patarti, jeigu žmogus prieš tai negalvoja, ką daro. Neseniai man skambina moteris, šuniukas 4 savaičių, jau atiduotas, verkia visą laiką, ką daryti, ar gali patarti, aš nežinau, jis nevalgo, toliau sakau, tai 4 savaičių, sakau, esi dar prie mamos, turi būti dar ir mamos ir pieną, ir jau turi gauti, ir sakau, man tai nesuvokiama. Sakau, mama pieno neturėjo, tai vadinasi, tokia ir investicija, kažkokį surado kaimyno patinėlį, sukergia ir jau kai mama pieno nebeturi, viso gero, pasiimkit šuniuką. Ir kreipiasi ir yra ir labai daug ir mirčių atvejų ir paskui žmonės sako, ne, niekada jau dabar tai su dokumentais pirsim, norim ir garantijų ir norim to šuns ir ne kitokio. Daiva netgi nevadina savo veiklos verslu, tik mielų hobiu, mat kai suskaičiuoja išlaidas, kaskart paaiškėja, kad pelno kaip ir vėl nėra. Aš sakau, čia nedaiktą nusipirkt, sakau, žmonės, sakau, kitą kartą perkat kažkokį buitinį prietaisą, daugiau pasidomėt, pasigilit ir norit kažkokių garantijų, negu perkat šeimos narį 12-15 metų šalia ir jums garantijų nereikia. Tai kartais keistas toks ir aš visuomet patariu. Taip, yra kilmingo šuniuką nėra pigu įsigyti. Tai nes veisėjai investuoja daug, keliauja tolimus atstumus, moka didžiulius pinigus už patinėlio darbą. Paprastai aš sakau žmonėm, tai pilnas prieglaudos. Jeigu jūs norit šuniuko, tai jūs galite net nemokėti jokių pinigų, paaukoti galbūt prieglaudai kažką tai ir turėti nuostabų šeimos draugą. O kaip nutiko, kad pradėjot fotografuoti šunis ir negana to dar ir parodą padarėt? Fotografuoju tai aš seniai ir iš tikrųjų turbūt neįmanoma jų nefotografuoti, nes jos iš tikrųjų, kaip aš sakau, personažai tikri, natūralūs, nesuvaidinti nei scenarijai, nei išraiškos, tai yra iš tikrųjų begalinis malonumas fiksuoti tas akimirkas ir man pačiai labai patinka fotografuoti. Čia mano galbūt po veislyno, kuris yra mano hobio, antrasis hobio yra fotografavimas.
Ir galbūt kažkuria prasme ir priverstinai esi, nes visi laukia, kaip šuniukai auga, kaip jie keičiasi, vos ne kiekvieną dieną jau šeimos, kurios gimė šuniukų, laukia jų. Sako, mes einam į Facebooką, žiūrime, gal jau yra nuotrauka kokia nauja įdėta, gal reikia fotografuoti. Tai jau kažkuria prasme ir dėl tų šeimų reikia fotografuoti, kurios laukia ir man pačiai labai patinka. Ir tas, kiekvieną sykį, kaip paimi fotoaparatą ir jas fotografuoji, ko gero, žiūrėdama pro tą mažą kutę, šypsaisi, nes tos emocijos, tie jausmai, aš manau, kas turi šunį ir jį myli, tikrai supranta ir žino, ką aš noriu pasakyti ir ką aš jaučiu. Daivos ir Dainiaus sprendimas pakeisti butą mieste į senelių paveldėtą žemę, auginti avis ir veisti šunis visiškai pakeitė įprastą kasdienybę. Nors dabar jie sukasi darbuose, kurių neįmanoma atidėti kitai dienai ar išvis nedaryti, vis tiek juokauja, kad daug maloniau gyventi štai taip, name su paskolos našta, nei bute be jokių finansinių įsipareigojimų, netgi kai gyvenimo tvarka diktuoja šunis. Priverčia šunis ir namus susitvarkyti, kol jie maži, ir batus paslėpti vietą, pakeisti automobilį, priverčia, pakoreguoja atostogas, daug ką pakeičia. Ar jūs atostogaujat? Gruodį praeitą turėjom atostogas po 5 metų tarpo. Tai pakankamai sudėtinga, nes turi pas mus gyventi kas nors, prižiūrėti šunis, prižiūrėti kitus mūsų gyvūnėlius, tai pakankamai sudėtinga atostogauti. Tai turėjom savaitę atostogų, aišku, tokiam laikui savaitę tai yra tikrai mažai, bet geriau negu nieko. Dar galima, mes vadinam trumpom atostogom, tos mūsų tolimas kelionės, kai važiuojame paskutinėlį su kalytė. Tai irgi tai būna, tai esam buvę ir Slovakijoje, ir Čekijoje, ir Lenkijoje, ir Estijoje. Ir kadangi buvom praeitą kartą Slovakijoje prie pat Austrijos sienos, tai ir vieną aplankėm, tai vadinam 3 dienų atostogos, tai ir kažką pamatai kartu. Tai dar šitie iš tikrųjų pradžiugina ir įneša įvairovės į tą gyvenimą. Gyvūnai mūsų visuomenėje vis dar nėra mylimi taip, kaip vakarų šalyse. Šunų savininkai, vedžiodami savo augintinius, neretai susiduria su praeivių neprielankumu ar net atviru piktumu. Ką jau kalbėti, jei pasirodytum su 5 šunimis. Daiva pripažįsta taip pat patyrusi visokiausių situacijų. Aš galiu sakyti, kad šioks tos pasikeitimas per tą eilę metų, tai 8-9 metai, yra į gerąją pusę. Aš prisimenu, mes dar mieste gyvename ir dar antroji mūsų kalytė, kurios mes ilgai laukiam, tai yra vedžiojame, buvo 4 mėnesiai. Ir mes einame taip savo, nesertam prie jokių žmonių, nelendame, kantolė, moterytė, senutė galima sakyti, ir matau, kad neina tiesiai į mus. Aš taip truputėlį į šoną ir matau, kad jinai visą persikreipusi pikta. Ta šuo be antsnukio ir ten jinai tiesiog dreba iš to pykčio, tai yra mano džiaugiasi, Dori, uždėk iš antsnukį. Sakau, ponia, kokia jūs pikta, dar čia, reiktų pagalvoti, kuris čia yra piktesnis ir kam to antsnukio labiau reikia. Bet, yra tų piktų žmonių visur ir galbūt tie, kurie neturi tų šunų ir kitaip jie žiūri. Bet aš manau, kad tie, kurie myli gyvūnus, jie yra vis tiek kažkiek, nors maža dalelė geresnė.